dalyje bendrovės IET Kausta specialistai, norėdami pasisemti patirties, mažų draugų klausė apie statybų procesą. Dabar įdomu sužinoti daugiau apie statybininko profesijos ypatumus. Kaip atpažinti statybininką? Jisai su tokia lenelė ir su tokia kepurė. Jis su tokiu baltu šalmu ir dar užsirengęs kaip tokia apranga. Paklausti. O kodėl darbininkai nešioja šalmus? Kad nesusitrenktų galvos. Tam, kad nesusižeistų galvos. Tam, kad nesusitrenktų galvos, nes kitaip jie bus, kraujas. Nebenurodau. Kad neužgeriautų namas arba plyta. Ar norėtum būti statybininku? Nelabai. Kodėl? Nelabai patinka statyti. Gal ne, kad statybininkai sunkiai dirba, aš noriu dirbti policininku. Ne. O kodėl? Nenoriu. O kodėl? Nefainai. Ne, nes tai labai vargus darbas, labai pavargsti. Mano tėtis labai greit pavargsta. O tavo tėtis statybininkas? Jo, bet jis nedirba statybininku, jis dirba direktorium ten kažkino. Ar statybininkai sunkiai dirba? Aha. Manau, kad sunku kilnoti plytas. O ką veikia darbininkai statybose? Ten kilnoja plytas, lentas visokias skalą, virina. Ai, ten stato kiekvieną dieną. Nieko. Kiek žmonių reikia pastatyti namui? Labai daug žmonių. Labai daug žmonių. Manau, daugokai. Gal kokie 30? O jeigu labai didelį namą? 70, tokių kaip Japonijoje. 20. Kokie milijonai, jeigu patys geriausia. Kas yra geras statybininkas? Tai yra ir geras žmogus.